Sveikinimai treneriui su pergalė, minus 24 taškai, trečiam kėliny jau atrodo grįžti iš tokių rungtynių, vienas šansas iš 100, ką padarė šiandien? Klasika mūsų jo šio sezono. Aišku, čia poro rungtynių buvo visai prastų, dabar lyg tai, aš tikiuosi aš po kiekvienų rungtynių tokių, kur mes išlošėm 2 ar ten pralošėm 3, aš vis tikiuosi, kad mes grįšim į savo gerą psichologiją. Tai ypač, nes labai svarbu šitai komandai. O ką padarėm, tai, žinau, suradau adatą įdurti į minkštą vietą, kad jie pradėtų gintis. Ta agresija gynyboje, jinai davė savo, susižeminom 5, rizikuodami net kovot kamolių, bet tai pasiteisino. Tai turbūt ten buvo sėkmės raktas, o apsigynė, užsikūrė puolimas. Puolimas nebuvo kažkas tai super, sakysim, protingo ar labai stipriai taktiško, gudraus, bet tas pasiteisino, ką mes žaidėm, tai tuo ir bandėm ir užbaigti rungtynės. Pavyko. Pats akcentavot gynybą, bet Edvardsas šiandien ir vėl buvo kosminis, ten po to krepšinio ir pasikūrė visa komanda. Kiek Stekas yra priklausomas nuo Edvardso tokio žaidimo? Kaip čia dabar pasakyti, iš vienos pusės nenoriu, kad tai būtų. Iš kitos pusės džiaugiuosi, jeigu rungtynėse atsiranda lyderis, kuris ima ant savęs. Aišku, yra niuansų visada, ne? Jeigu tu imi ant savęs ir nepavyksta, reikia surasti stabdį kažkur tai. Bet, sakau, šiandien tos sakysim, jo tokie metimai, kurie teisingai užkūrė komandą, jie labai stipriai mus paveikė, tai taip, mes priklausomi nuo jo, bet sakau, aš labai noriu, kad tai būtų netiesa, kad būtų ir kiti žaidėjai, kurie gali duoti naudą mums. Sezonas labai banguojantis, atrodo, buvo ir tų labai blogų rungtynių ir labai gerų. Ar tikit, kad po tokio čempionų skalpo nuėmimo komanda gali išeiti kitas rungtynės visai su kita psichologija? Jo, aš sakiau, kad aš privalau tikėti, aš tikiu ir jeigu aš netikėčiau, turbūt manęs šiandien nebūtų. Tai vienareikšmiškai aš noriu jiem tik tai padėti, bet kaip gaila, aš galiu padėti tik tai tenais, aš negaliu padėti aikšteliai, taip kad jų visas darbas turi eiti iš jų vidaus. Tai va tiek, tai sakau, aš labai tikiuosi, kad mes nelipsim vėl žemyn, neįsim į Rusiją, o eisim į 2 aukštą, tai labai tikiuosi iš to.